Sveiki, šiandien atsibudau ryte, galvoju, padarysiu vieną dalyką, įrašysiu savo mėgstamo žaidimo video, kaip žaidžiu. Aišku, ne pirmą kartą tai jau čia Car Mechanic Simulator, mano vienas mėgstamiausių žaidimų turbūt, toksai meditacinis truputėlį, tai yra tvarkyti automobilius. Ir aišku, čia ne pirmas video įrašinėjau, bet pažiūrėjau, beveik visą laiką Porsche būna, noriu truputėlį, Porsche automobiliai. Ir žanras dažniausiai būna tiesiog paimti ir gauti kažkur tai, ar ten scrapyard'e, ar ten dar kažkur aukcioną nusipirkti automobilį, kažkokį jau labai tokį jau senas, jau varganą, ir jį visiškai atnaujinti, ne, kad būtų 100%. Tai va, tada jungiu žaidimą ir tada pasakoju viską nuo pradžių. Idėja maždaug per valandą sutvarkyti vieną automobilį. Automobilį aš jau pasiruošiau, bus tos vietos, kaip aš jau gavau, aukcionė, iš tikrųjų nusipirkau, ten, man atrodo, 60 000 ar kiek pakankamai pigiai. Automobilis, matot, jau čia yra Mercedes-Benz SLS AMG 2010 metų. Ne, visai neblogas automobilis. Tiesa, jo būsena yra, koks ir tikslas buvo, labai tokia prasta. Čia galima procentais pasižiūrėti, body, frame 18%, 35%, 43%, 24%. Man tai nėra svarbu, nes aš vis tiek idėją visiškai išrinkti, visiškai sutvarkyti, visas kėbulo dalis pakeisti, kai ką suremontuoti, jeigu įmanoma iki 100%, jeigu ne, tai viskas atmetam ir perkam naujos dalis. Idėja tokia, ne? Dabar nuo ko aš pradedu? Tai visų pirma, čia netgi sėdinių nėra, tai salone net ir neatsisėsi, tai galima pradžioj gal tiesiog, išimti tą patį vairą. Aš tiesiog pradžioj truputį pasiruošiu, nuėmu kėbulo dalis, visokius žibintus, nes jie vis tiek visi čia purvini, murzini, nieko čia iš jų kol kas nepadarysim, po to žiūrėsim. Duris, visą kitą galima išimti. Ir aš truputėlį aiškinsiu, kaip tą žaidimą žaisti, gal bus įdomu jo ir jums, gal užsikabinsit. Beje, šitas Mercedes, šiaip jeigu žaidimą perki be jokių DLC, be priedų, tai iš tų nebus, aišku, jokių licenzinių automobilių, tik tokie no-naminiai. Čia jau Mercedes-Benz, aišku, DLC nupirktas, visai neblogas, nežinau, 5, kokie 6 automobiliai yra. Galima čia žiūrėti, kokios dalis yra. Kai kur čia neaišku, būsena čia kai kada matosi jų. Žodžiu, pirmas dalykas, nuėmiau pirminės dalis, kurių tikrai nereikės. Žibintai, ten kėbulo dalis. Toliau, antras dalykas, važiuojam į plovyklą. Čia darau move to car wash ir tada paruošiam truputėlį tą automobilį darbui. Tai pirmas dalykas, čia yra, kas čia yra? Čia yra plovimas kėbulo. Išplaunam patį kėbulą. Ir tada antras dalykas salono. Čia yra salono plovimas. Ko čia mane duoda? Ir salono plovimas. Čia toks primityviai čia labai rodo, paputoja ir jau viskas tvarkoja. Ir pats kėbulas, matote, šito jau dalių negaliu nuimti, jis irgi toks jau pabraižytas, tai jį tada jau veža move to car lift 1 ant keltuvo. Keliam tą automobilį ir, dar nekeliam. Pirmas dalykas, tai yra suvirinimo aparatas. Čia, aišku, labai tobulai, kad tai veiktų realybėj, bet tiesiog paėmė, čia sumokė, sakykime, kažkiek pinigų ir atliekam kėbulo darbus. Iš esmės, tai tampa kėbulas be dažymo dalių, be dažymo dalies tobulas. Dažymas jau čia į pabaigą aš dažniausiai darau. Tai va, dabar šitą automobilį, ką darom, ir viskas tada prasideda išrinkimas pats. Kaip patogiau, tai parodysiu. Tai pirmas dalykas, gal aš pakeliu truputėlį automobilį. Čia galima truputėlį pakelti. Ne truputėlį, dabar pilnai. Ir pirmas gal dalykas pasimti alyvą. Nutekinti, tai yra tiesiog, nes alyvos, jeigu ten pradedi išardyti, tai alyvos nenuleidęs, tai tiesiog išteka ant grindų ir sumokė ten 500 eurų kažkiek, ar kiek ten, ar čia dolerių skaitosi. Nesvarbu, smulkmena. Prasideda dabar išrinkimas, tai iš esmės idėja viską nuimti, visus ratus, viską, aš dabar ir nuiminėsiu ir pasakosiu truputėlį, kaip čia viskas vyksta. Išrinkimas šiaip pats, idėja tiesiog kuo greičiau viską nuimti. Aš tik tai gal darau tokį triuką. Aš paimu variklį atskirai kartais išardau. Taip, bet tam, kad variklį galėtum atskirai išardyti, ten yra ant tokio stovo pasistatai, tai tam reikėtų nuimti pavarų dėžę, jį atjungti nuo ratų, nuo visko. Tai aš pradedu nuo ratų nuėmimo, gal tokį paprasčiausią dalyką. Galima iškart viską daryti, nežinau. Tiesa, variklį gal išardinėti. Aš paprastai darau arba tiesiog išimu variklį ir iš visi parduodu, jeigu noriu taupyti laiko. Aš gal dabar truputį kitaip darysiu, variklis ten yra. Pavarų dėžė yra gale, kaip ir sakiau. Kitas variantas yra, šitai galima tiesiog atjungti, dabar tą
Kitas variantas yra nuimti tą patį, na, aišku, galima išrinkinėti variklį ir čia vietoje, bet tai yra sudėtingiau, nepatogu, tai ne taip patogu. Ai, vis tiek reikia nuo rato atjungti jo. Nuo važiuoklės visko, nuo pavarų dėžės. Ta minutėlė. Ja. Tai ir tada nuimti tą variklį ir jį statyti ant stovo ir tada išardinėti jį. Ja, išardyti ant dalim. Ai, dabar žiūrėjau, negaliu kardaną atjungti. Nu, tai turbūt reiks pavarų dėžę nuiminėti. Nu. Ir tada visą va, drive shaft. Nežinau, čia kardanų galima vadinti, čia turbūt pats jo. Nežinau kaip čia šitam. Tada jo išmetimą dar nukabinam. Ir man atrodo, jau dabar galime variklį išiminėti. Variklio išimimas yra su tuo keltuvu tokiu. Jo, tai nuleidžiam žemyn automobilį ir va čia yra tas keltuvas. Būtent nuėmimui, kaip čia prašyta, engine crane, ne, tai tipo, nu, variklio išėmimo kranas, ne. Jo, ir tada pull out. Aha, sako, first, nu, reikia dar šitos oro filtrus nuimti rašo. Nežinau, ar čia dabar prieisiu. Nu, čia daug visko reikia pasižiūrėti. Ja, va čia oro filtrai. Turbūt jie ant tokių vat klipsų yra. Ir čia turbūt yra, kiek čia cilindrų? Čia turbūt yra V arba W12 turbūt. Jo, ar tai 8, va tai ir dabar sudvėjau. Laukit, galima pasižiūrėti. Nežinau, tiesą pasakius, žinomas automobilis, ja, bet aš kažkodėl nežinau, variklis yra V8, ja, V8, tai 8 cilindrų variklis. Gerai, toksai jau rimtesnis, vėlgi ten kaip paprasto automobilį tvarkai, tai būna paprasčiau žymiai, čia jau toksai bus jau truputėlį iššūkių, nes, na, praktiškai dvigubai didesnis variklis ir dvigubai daugiau dalių kartais, gal net ir daugiau, ja, vis tiek toks dar ir galingas. Tai va. Ja, beje, čia yra kur skysčiai, tai visai gera praktika yra pasiimti pompą va tokią va, ir pasiimti. Čia yra aušinimo skystį, ištraukti, nes vėl tas pats bus. Jeigu bandai išardyti, šito nepadaręs, tada tiesiog išsilieja ant grindų, vėl sumoki. Nu, čia toks dėl tvarkos galima. Taip, vairo stiprintuvo skystis ir dar stabdžio čia skystis yra, visus jas galima. Ja. Alyvą jau pradžiojo, ne? Išliejau. Taip, toliau, kas čia dar? Turbūt jau kaip ir pradžia viskas. Aš oro filtrus nuėmiau. Galima bandyti dar, kad ištraukinėti. Aha, oil reservoir, ne? Alyvos rezervuarą. Čia šitas turbūt minimas, bet jis turbūt reikia rašo iš apačios prieiti. Nu, šitas variklis, jo, automobilis rimtesnis. Kokį nors ten... Nu, čia Teslos nėra, bet, sakykime, automobilio, elektromobilis žymiai paprasčiau yra, ten mažiau dalių. Ja. Gerai, tas alyvos, va šitas, man atrodo, yra rezervuaras. Alyvos rezervuaras, kaip čia jis būna. O. Pabandom vėl ištraukti, nes šiaip, jeigu nuo variklio atlaisvinčiau, jau būtų žymiai paprasčiau viską daryti, mažiau dalių tų. O, pavyko. Ja, nieko čia nerodo, tiesiog variklio nebėra ir tą variklį galima nueiti dabar į kitą kabinetą, į kitą salę ir va čia jį užsidėti. Tiesiog engine, ja, darom install engine on stand, V8, M159, aš jį tiesiog uždedu čia ir po to šį čia išrinkinėsiu. Gerai, gal tada automobilį, pabaigiam visą važiuoklę, viską nurenkam, gal pasidarysiu truputėlį. Ja. O tai va aukščiau čia ir tada jo, tiesiog visą važiuoklę, viską nuimam po truputį. Nu, gal gerai, nuo čia po to ten tas, kur liko viršui dar dalis. Ja, čia tokias truputėlį kabo, nu, bet už tai čia, ja. Aišku vėl, čia daug kritikos gauna kartais šitas žaidimas, o čia taip nerealu, kaip čia įmanoma taip perinkti automobilį per valandą, ten žmonės metais kartais remontuoja, nu, atnaujina va taip automobilis. Na, tai turbūt reikia priimti, kad čia vis dėlto yra žaidimas, turi būti fun, ne? Per valandą galima visiškai pilnai sutvarkyti automobilį, nereikia niekur ten važiuoti, dalių ieškoti, viskas yra prieinama paprastai ir viskas yra labai greitai, aišku, daug kartų pagreitinta, plus to tikroviškumo, aišku, taip smulkmeniškai nėra, nu, tai natūralu ir nežinau, gal ar čia ir verta iš žaidimo reikalauti to pilno tikroviškumo. Jisai pakankamai leidžia susipažinti su automobiliu, aišku, mokytis iš to mechaniko turbūt nereikia, jo. Ne tas tikslas, jo. Tai tiesiog, jo, gal tada iškart pasakau, kad čia nebūtų kažkokių įspūdžių liktai čia, čia labai simuliatorius. Taip jis yra simuliatorius vis dėlto, ne, nes jisai bando simuliuoti, bet tai kiek tai įmanoma, ne. Turbūt galima stipriau padaryti, bet vėlgi, nu, ar žaisti tada tokį žaidimą, jisai vis dėlto turėtų būti fun, ne.
Tai va, tai čia toksai iškart pasakysiu, čia nežinau, aišku, kam aš čia žaidimą ginu. Man asmeniškai tas žaidimas tikrai patinka, žaidimus dažniausiai žaidžiame jo, kad ne tam, kad išmokti, gal yra tų, kurie mokomieji žaidimai, bet čia daugiau toksai pramogai. Nors kita vertus truputėlį padeda ir susigaudyti tas automobilis. Jo, mano pats santykis su automobiliais toks gana keistas, kažkodėl aš domiuosi rimčiau turbūt negu įprastas vartotojas, bet gal man iš tos žurnalistinės pusės, man vis laik įdomu, kokie tie automobiliai, kokie atsiranda, kokios technologijos kažkokios, ten elektromobiliai mane domina, nesu ten toks petrolheadas, kad būtinai man ten turi smirdėti automobilis ir garsiai variklis riaumot, jo, man kažkaip tai kitaip pažiūriu, nors yra ir tų automobilių, koks nors Mazda MX-5, kuris man labai įdomus, tik nežinau, tiesa taip nevairavau, nežinau, ar šį įtilpčiau, jo, nes mažiukas, kuris yra gal ir negalingas, bet labai, sakykime, įdomus man, nes toks kaip kartas beveik ten, dar visokių automobilių yra, jo, man, iš esmės, nežinau, jeigu turėčiau turbūt galimybę, pats gal nepasidariau tos galimybės, gal rimčiau tais automobiliais užsiimčiau. Kažkada galvojau autožurnalistiką užsiimti, jau beveik žingsnius dėjau link to, bet po to kažkaip jau pasikeitė. Dabar truputį kitais dalykais užsiimu, tai liko toksai pomėgis. Vis tiek aš žiūriu tos reviews, domiuosi kas su tais automobiliais vyksta. Tai va taip ir gaunasi. Ir tada šitas žaidimas irgi visai smagus, toks truputėlį, nes man vis laik būdavo truputį gal daugiau mistikos, kaip ten viskas veikia, tai čia truputėlį parodo, kaip viskas veikia, bent jau pamatai, ne kaip tos dalys, maždaug atrodo. Bet vėl sakau, maždaug, nes tikrai čia nėra tokio detalumo, nors tas detalumas nemažas, bet tikrai nėra tokio turbūt kaip realybėj. Tai. Nuiminėjau čia šitas dalis, čia beje tos šok absorberiai, kaip čia amortizatoriai, tai jos reikės dar išrinkti iš dviejų dalių, čia irgi man bakas iš dviejų dalių, kuro pompa ir bakas. Jo, tai praktiškai apačią jau ir išrinkau bekalbėdamas, tada dar, nes čia vis tiek tas išrinkimas toksai, ta tokia dalis, kaip čia pasakyti, nežinau, gal irgi įdomi, visus šitos dabar čia nuėmam, stabdžiai, akumuliatorius, ABS modulis jam. Bet čia kai kurios dalios tokios unifikuotas, ABS moduliai visi beveik vienodai, čia kompiuteris, EcoType, jo. Čia tiesiog kai kurios dalis visiems automobiliai praktiškai vienodos yra, kas truputėlį šokeista, taip realybėj nebūna, bet koks skirtumas, čia vėl. Nėra realybė. Simuliatorius, bet ne realybė. Vėl, gal ir ne simuliatorius ginčys. Tik to, nežinau, kam aš čia labai ginu, vėl tikslas ne tas, ne. Pats žaidimas, sakau, tikrai man būna pasileidžiu kokį podcastą, kažkokį ten naujienas, sėdžiu ten, tai va, dar matau, ko radiatorius dar nuėjom. Sėdžiu, šitą žaidimą žaidžiu ir man tikrai patinka, kartais, kaip sakant, laiką tiesiog praleisti. Visas dalis nuėmiau, liko iš esmės kėbulas, toks tikslas ir buvo. Dabar ką dar reikia išardyti? Šitas tegu būna, šitą kraną turbūt patraukiam gal kol kas, kad nesutrukdytų, aišku, jo reikės, vėl uždedam. Galima ir variklę visą nuimti, tai dabar tiesiog variklį viską nuiminėjam. Vėlgi, sakau, ten kokie 4 cilindrų varikliai žymiai lengvesni. Sutvarkyti, čia toksai truputėlį, yra reikalų, čia netgi, čia oro filtras. Toliau tie diržai, reikia nepasimesti. Netgi pats pasimečiau dabar kur ką spausti. Išmetimo kanalai, exhaust manifold, nežinau kaip išversti. Išmetimą žodžiu. Taip, čia yra generatorius, taip, šitas diržus nuimti kažkur. Tie roleriai, jas čia reikia atlaisvinti kai kurios ir nusiema. Diržas nusiema, tada taip, vandens pompa. Tada šitas generatorius su uždžiūvusiais, jo VD04 reikia papurkšti, ne VD40, VD04. Čia tokių yra, jo triukai, aišku, nenorėjo licenzinių mokesčių mokėti. Taip, čia, ir tada nusukam tas visus, varžtukus. Tikslas vėl variklį išardyti tiesiog, nieko čia labai gudraus. Tada, idėja dabar išardau viską, tai jau praktiškai nuėmiau, dar yra porą dalykų, dar yra padangas reikia demontuoti, nes padangos sudėtos ir tos, kaip sakiau, šitos amortizatorius irgi išardyti, nes ten iš 2 dalių būna ta spiruoklė ir ten tas visas, pats duinis, nežinau kaip jis tas amortizatorius. Čia rimtas variklis, reiks truputėlį, timing, čia tie visi diržai,
Čia nediržai tiesa grandinės, timingą vadinimus, kurias sinchronizuoja, ne? Tai, vėl, čia nevaidinsiu super šitą mechaniko. Visko aš nežinau, mėgėjiškai, ne kai ką pasakysiu, ką suprantu. Taip, tai čia tie visi grandinės, kurios suko tos visus tos numoklius, viską, o vandens pompa, ten dar kažką, tai jo, ir vis bandau čia atlaisvinti, dar ne. Taip. Ja, bet čia variklį galima, čia va irgi egzost. Ja, čia įdomus tas variklis V8, iš esmės 2 varikliai iš šono yra. Čia V8, man atrodo, ja, V8 ir buvo parašyta. Ne W, W dažniausiai būna jau 12, tai jau ten būna kaip V forma, o W kaip W, ne, forma. 2 V varikliai tada jau būna, jo. Nu, bet čia netoks, čia yra V8, tai tiesiog 2 tie straight kaip tai varikliai sudėti vieną šalia kito. Jo, iš esmės, aišku, jie ten sinchronizuoti, visą kitą. Taip, čia yra throttle, man atrodo, akceleratorius, jeigu neklystu. Galima apversti dabar visas variklis atvirkščiai. Jį galima sukti, čia vat paėmė ir jį tiesiog va pasukė, kai tą patogiau. Nu, va, MG gražiai parašyta. Nu ir čia intake, paėmimas, nežinau, oro turbūt paėmimas čia, ne. Ja. Tai, visą tai dangtį nuimsim. Daug varžtų. Na va, ir prasideda, taip, čia yra, 2 throttle, 2 akceleratoriai net gaunasi vienu metu. Tada čia jo intake base, tai jo, paėmimas oro, ne? Turbūt taip, reiktų sakyti. Kiekvieną cilindrą, 8 cilindrai, o viršuje ir matosi. Čia turbūt jau variklio gal, fuel, tai purškimas turbūt, čia turbūt yra už šitų bus jo degimas ir žvakės, va čia vat. Na ir taip toliau. Aišku, tu surinkinėsi, galėsi dar viską papasakot, nors kita vertus antrą kartą turbūt neįdomu pasakot bus. Jo, čia intake vėl manifold, vėl paėmimas. Ja. Čia jau teisingai, oro filtrą aš jau prieš taigi nuėmiau, jo. Oro filtrus, vėlgi 2, kadangi iš esmės 2 varikliai, jo. Taip, čia turbūt išimam tas spark plug, tas žvakės. Taip, variklio galvas nuėmam, 2 čia jos bus, nuimsiu. Reikia pusės tokios, jo, reikia nuiminėti. Taip, toliau. O, čia viską reikės atsukinėti dabar. Nu, su šitą variklį jo, bus reikalų šiek tiek. Galima patogiau čia pasisukti, bet man kažkaip tai tiek to. Negaištų laiko, matau ir... Ja, bet čia jau yra žaidimas pilnai praeitas, yra visi lygiai pasikelti, ten iš pradžio, jeigu žaidimo pradžio, tai aišku būna toksai labai taip maloniai padarytas visa tobulinimuose sistema, nes po truputį ten iš pradžio tos varžtukus taip sudėtingai atsukinėjai, ten negali kažko atsukti, kažko daryti, tai po truputį gauni visokių įrankių, vat kaip ir tos, pavyzdžiui, kur ten skysčius ištraukius, kažkokius švirkštų. Tai jo pradžioje nebūna, ten kažkaip kitaip darai ir sudėtingiau, variklio negali išimti pradžioj, pavyzdžiui, turi nuiminėti. Taip, nu tai toksai vat irgi verta nuo pradžių žaisti, nes tikrai įdomu. Aš jau aišku dabar jau tam lygiai, kai visiškai praėjęs, ten atrodo 50 levelis pas mane. Va, rodo, level 305 yra maksimum, jo, ten va viršui dešiniai. Jo, ir aš tada jau galiu viską pilnai daryti, nu tai vat sakau, radau tokį žanrą, kadangi to automobilių yra įvairių daug. Automobilius gali gauti, kaip sakiau, ten gali pirkti ir iš saloną, nu tai čia gal nelabai įdomu, bet įdomiau, kaip sakiau, iš to, iš scrapyardo arba iš, jo, arba jo, nusipirkti taip, jo, ir tada remontuoti. Tiksliau neremontuoti, o tai vat atnaujinti. Mano čia žanras, nežinau, gal galima ir kitaip daryti, man atrodo, ten toliau eina man užsakymai, tai aš galėčiau remontuoti, bet man tie remontavimai tokie, jo, ten iš esmės toksai, ne, čia viskas gerai, visai įdomiai padaryta, ten identifikuoji problemą, nedarai. Aiškinės, kuo toliau, to lengviau tą daryti ir po to remontuoji tas dalis, kurios reikia, ne viską iš eilės. Bet man kažkaip patiko vis dėlto idėja, kad tą automobilį tokį padaryti, kad jisai pilnai gaunasi, ne, kad jis tiesiog visiškai yra atnaujinimas. Jo, tai yra, sakau, kaip naujas. Taip, nu, jau matosi, taip, oil pan. Kaip čia tas vadinamas karteris, ne, vadina ten pas mus grubiai. Alyvos, nu, iš esmės dugnas, ja, dar viena galva nenuimta liko.
Jo, rimtai čia, kai dvi galvas, nu jo, V8, rimtas variklis. Ja, dabar tikslas, sakau, tik tai... Na, dabar galiu net papasakot maždaug kas bus, tai nuėmu dabar šitą, čia jau nebedaug liko, o tas cilindrus reikia, 8 išsukt. Tada demontuoju dar likusias dalis, jo, tai yra išardau, tai tas, kur sakiau, ten ratai, dar kažkas tai. Ir tada, jo, tada įdėję visas dalis, kiek įmanoma atnaujinti, yra ten toksai, na, vėl toks net primityviai, ten mini žaidimą žaidži ir kai kurios dalis tu atnaujini, kurios neatnaujini, man dažniausiai parduodu tiesiog, arba yra ten irgi toksai, nežinau, irgi toks, kaip ten toksai, nueini ir jos kaip ir priduodi ten, aš nežinau kaip pavadinti, ir už tai gauni ten taškų, gali po to tuninguoti. Be tuningavimo yra, galima tuninguoti automobilį, tai yra įdedi tuninės dalis, tada eini ant to Daino stendo ir ten gali užturbinti tą automobilį. Nežinau, nedarysiu taip dabar, bet šiaip visai įdomus žanras. Ja. Aš dar nepirkau papildomi DLC, nu, aš turiu jų, bet yra dar papildomų, man atrodo, koks ten dar yra? Vienas yra tikrai Drago lenktynių, kol kas nepirkau, nors galvoju, nu, man Dragas ne visai mano gal Drifto yra? Ne, Drago, amerikietiško Drago. Nu tai va čia matos truputėlį tas amerikietiškumas to žaidimo, ne? Nes jisai, jo, pas mus tas Dragas, nu, bandyta turbūt, bet ne pats populiariausias turbūt žanras. Nors turbūt meluoju, čia kažkas pasakytų, kad tikrai taip, bet tiek to. Nu va, viskas. Engine block, nuėmu ir viskas. Atrodo, kad jo nėra, bet jis čia vis dar kaip ir lieka. Dabar idėja taip, einu va čia va ir tiesiog visas dalis atnaujinu. Va čia, pavyzdžiui, start repairing, nu ir va tas mini žaidimas. Kvailokas toksai, tiesiog spaudai space daug kartų. Galima užtat atsigerti, kol tai darai. Ja. Čia pradžioj kėbalo tik tai dalis. Ja. Na, ant tų pliusiukų reikia pataikyti. Labai primityvus žaidimas. O čia visas kitas. Jo, kiek jau taisosi. Nu va, starterį suremontavau, pusašį, ne, su granatom, kaip vadina. Va. Taip, čia yra kas. Fail. Gearboxas būtų. Gearboxą tiks pirkti. Taip, dabar tas drive shaft. Toliau. Visokie klipsus net galima remontuoti. Nu, nežinau, kam čia remontuoti, nu, bet sakyk. Taip, toliau. Čia jų daug dalių bus, nu, 12 puslapio, bet čia manau po 6 dalis ar po 8, tai nedaug čia visai. Ja. Tak šitą prasuk tokia, sakyčiau, viena nuobodesnių. Bandė čia padaryti atseit kažkokį įdomumą, bet nežinau, man tai toksai, nu, nieko bendro čia su automobilio, nebent dalis, kad pasižiūri, kokios yra. Neturi, tiesiog sukiau automatą. Na, bet vėl, žaidimas atsipalaidavimo, čia ko nori. Ja. Tiesiog viską remontuojam. Galėčiau tiesiog laiko negaišti, dar vieną dalyką padaryti. Teisingai, kol šitą darau, galima laiko negaišti, išardyti likusius dalykus. Pirmas dalykas tai išardyti visus tuos amortizatorius, šoko absorberius, nežinau, čia tas pats turbūt, ja. Na, kad nešokinėtų mašina, ne, ir kad amortizuotų. Ir kad amortizuotų, ir kad nešokinėtų, ja, kad abu dalykai nebūtų. Tai čia jie 4, man atrodo, nežinau, galiniai double wishbone shock absorber. Nu, po to mes juos sudėdinėsime iš dalių. Irgi nesaikia atskirti, galime juos parduoti bendrai su viskuo, bet dažniausiai tai atskiri ir po to vėl bandai remontuoti. Tai aš dėl to tai darau. Ir tada čia dar ratus demontuoti visus 4. Jie greičiausiai bus skirtingų dydžių gale priekyje. Nežinau, nežiūrėjau dabar. Ten po to automobilių pažiūrėsim to Merso specifikacijose. Ar jie skirtingi? Dabar jau matėsi. Nežiūrėjau. Jo, aišku, patogiau paprašiau, kai neskirtingi, bet šiaip superkaruose dažniausiai būna gale didesni, tai ratai platesni. Ja, 900, nu gerai, nežiūrėjau. R19, bet ten plotis labai didelis, 300, man atrodo. Taip, nu, demontuojam. Kodėl aš tą darau dabar? Dar dėl to, kad ratlankius galima, ratus galima atnaujinti. Jo, yra staklės specialios. Ne ratus, meluoju, iš tuos ratus irgi galima, bet diskus. Tai prie ko čia diskai vėliau bus kitur. Na, bet vis tiek, demontavau jo viską. Galima čia dar pažiūrėti, ne, čia jau kėbulą tik tai remontuojam. Čia, man atrodo, kažkokios kėbulo dalis būdavo galima, bet kažkaip nebeatsimenu, kaip čia. Jo, ir tada eini va čia vat ir įdedi jo diskus, stabdžių galima jos. Va, ratus irgi remontuojame. Gerai. Va, kaip tik taip. Visi 19, šiandien neatskirsiu. Gal padangas reikia žiūrėti. Ratai vienodi, padangas ne vienodos gali, tai būt nežinau. Gal ir negali. Tai va. Na ir toliau, važiuojam visas kitas dalis, dar 10 puslapių, po 8, kiek 800 dalių kažkur. Ja, rodo po 7 dalis, 70 kažkodėl. Ja. Gražiau išsidėlioju turbūt taip. Nu va.
Nu tai va tas išrinkimas šiek tiek užtrunka. Dar vis aš nepabaigiau, ne? Man reikia, kad būtų 0, ne? Aišku, sakau, tokius dalykus galima čia va taip nežaist, gali paimti ten į tą, ir ten archyvo, į tą dalių visą ir tiesiog išimti, nu, atiduoti visas dalis, parduoti, kurios yra ten tam tikros kondicijos, ne? Tarkim, 99 ir mažiau. Ir viskas. Ir viską parduodi. Tai galima taip daryti. Aš čia truputėlį pasižaidžiu, parodau, kaip galima. Aš galėčiau visko nerodyti, bet tiek to jau. Taip, čia vėl kas yra visokie rato važiuoklės. Čia tas kaip tas. Taip, čia kūro pompa, ne? Čia stabdžių servo, čia ABS modulis, netgi pataisyti, kaip jį ten pataisyti. Čia irgi ABS pompa. Taip, čia dangtelis nuo šitų saugiklių, radiatoriaus visos dalis. Visai neblogai man čia sekasi remontuoti. Čia šį puslapį beliko, kol šnekėjau. Jo, radiatorius aušinimas, vėl radiatorius. Čia išmetimas pavyko. Šitas generatorius. Ne, čia nebe generatorius, tam pompa, man atrodo buvo. O čia pompa, vandens, jo. Toliau. Timing. Jo, čia tie visokie dar. Papildomi, jo, vėl išmetimas, 2 išmetimai, nu va, sankaba, akceleratorius, intake cover, paėmimas, vėlgi akceleratorius, taip, intake base, vėl paėmimas oro, vėl, taip, šitie, taip, čia vėl negalva, šitas engine, jo, šitas alkūninis velnias, ne, taip jis vadinasi, neatsimenu dabar. Ne, čia ne tas, ne alkūninis velnias. Alkūninis ten, čia viršui, kuris, jo, ten tos suka, atidarinėja tos, jo, viršuje. Taip, maišaus kartais dėl dalių. Jo, čia šitie 4 yra, jo, viršuje ant kiekvieno cilindro po 2, tada galvos variklių, turbūt 2 bus. Taip, tas vadinamas apačioje, antra galva. Gerai, iš tikrųjų suremontuoti mažiau pirkimo po to, nes po to reikės daug matysti ten tą planšetą ir perkilnėja tas dalis. Šiaip aš dažniausiai po vieną, aš daug dalių turiu susipirkęs jau į sandėlį, tai net ne sandėlį, aš iš karto turiu prieinamas, tai patogu labai. Ten, kurios dažniausiai naudojamas, aš jau esu užsipirkęs, tai paprasta. O tos, kurios jau specifinės, tai paprastai vietoj jas pasižymė, parodysiu ją į tokį sąrašą įtraukiu ir tada perki. Paskutinės dalis, šitas užveržimo visų stumoklių cilindrų. Stumoklių čia, cilindruose. Jo, kas čia dar, va tas alkūninis velnias, o čia jau bus alkūninis velnias, ne? Tas kuris centrinis ir pats variklis visas. Nu va, viskas. Man atrodo netgi visai. Šitos dar stabdžius, jie yra 4, truputėlį užtrunka jam. Dabar visus tuos dalis, kurias yra, kaip sakiau, galima arba nešti ten pridavinėti, arba aš tiesiog, kaip sakau, parduodu. Einu į inventorį. Taip, ir čia yra sell parts ir nurodai kokios kondicijos. Jeigu 100, tai visas parduosi, tai 99 nustatau. Visas, kurios yra mažiau negu 100, tada visas parduodamas. Galime išsisaugoti dėl viso pikto. Ir tada važiuojam toliau. Taip, viena čia, taip, remove. Ačiū, sugebėjo. Ką, viskas? Ne, man atrodo, 4 buvo diskai. Nu gerai. Tvarkoj. Tai viskas, man atrodo, kad jau yra viskas padaryta. Tai galima variklius surinkinėti, šiaip jau toks žanras yra. Toliau tada įmam vėl engine bloką, jau suremontuotą ir viską montuojam po truputėlį. Jo, va čia tą veleną, tada tos cilindrus kiekvieną. Va, cilindrai susideda iš cilindro ir rinkso ten to, nežinau kaip vadinti, žiedų. Kuris ten, kad neišbėgtų, ne. Ir izoliuotų ir teptųsi jo. Taip, va čia, tada jas priveržiam prie to veleno. Čia kiekvieno cilindro po jo reikės. Tai va, V8, tai 12 varžtukų teks. Ir dar čia, teisingai, dar prie šito, tai dar čia. Tai ne visai du varikliai gaunasi. Nu, bendra šita dalis tai vienas, teisingai. Čia ties tik galvas 2 iš šonų. Nu jo, V forma, teisingai, nes tada bendra įsidalinasi to visų. Čia šita dalis bendra, jo, gaunasi. Nu, galima surinkinėti. Nu ir jau praktiškai surinkimas nuo to ir prasideda. Galima aš jau kitaip kažkaip daryti, bet aš paprastai taip. Variklį dėsiu, tada turbūt visą kitą. Arba nežinau, arba kaip tik ne. Gal variklį dėsiu, jo.
tada viską parodysiu, kaip sakiau, iki pat pabaigos, kaip jau, netgi gal test drive truputėlį pažiūrėsim. Test drive'as tai yra tiesiog paimi, pravažiuoji ten tokią traselę. Galima net lenktynių trasą važiuoti, bet aš test drive'as tai daugiau, tai, kur ištestuoju, ar ten viskas veikia ir parodo 100%. Taip, generatorius. Nu ir tada jo, viską čia jau dedam ant viršaus. Čia daug visko bus, jo, viena galva. Čia daug varštų. Gerai, kad jau dabar greit sukasi, iš pradžių tai taip lėtai dar taip suki. Jau įpusėjo video. Spark plug galima įdėti, čia lengviau prieinama. Žvakės, jo. Taip, žvakės, toliau. Kažko dar reikia. Ai, nu čia. Ja, čia visko reikia tiesiog, ką po ko daryti. Ja, išmetimo, tas manifold. Taip. Labai čia, aišku, lengvai. Realybėj būtų sunku prieiti. Bet vis tiek ant stendo, ant šito, kaip ten, stovo, nežinau kaip jis vadinasi. Engine stand, tai ant jo patogiau, aišku, viską tai gali pasisukti. Aš jau čia net nežaidžiu, nesukinėjau, kaip man patogiau, nes, ja, ir taip man čia labai patogu. Tai va. Nu va, vėl dar vienas exhaust. Taip. Išmetimas. Taip, toliau, kas čia daro? Intake. Taip, paėmimas. Dar toliau, dabar, šitie vat fuel rail, čia turbūt įpurškimas, ar kaip jį pavadinti, nežinau, ar čia įpurškimas, tiesiog degalų padavimas, turbūt nežinau, kaip čia tiksliai ir galima įpurškimą, matau, tokių smulkmenų nežinau paprastai, nors, ir taip, manau, vidutiniam vartotojui nemažai jau žinau, kiek reikia žinoti, tai va. Kažkada, ja, aišku, dabar jau kažkaip tai turiu automobilį, kurio iš vis nieko nedarau praktiškai, langų skystį tik tai įpilu pats. Truputį pasikeitė lankai, anksčiau būdavo, čia aišku, su draugu, bet netgi, atsimenu, keitėm kieme stabdžių kaladėlės, ja, ten kažkiek bandydavom ten sutvarkyti automobilį, aišku, ten ir ten kokį akumuliatorių pasikraudavo. Nu va, tokios smulkmenas visokės. Dabar tai sakau, kažkaip jau pasikeitė. Taip, dabar va tų dalių, kurių nėra. Aš spaudžiu X, čia jau reikia žinoti. Arba tiesiog va čia va, add to shopping list kažkuris ten yra. Ir shopping list atsiranda. Va čia galima add to shopping list. O po to eini va į tą planšetą, atsidarai shopping listą ir va matai. Čia iš seniau likę. Timing chain, eini į kažkokią parduotuvę atitinkamai, ko reikia, nu ir va timing chain nusipirki. Tai va taip aš darysiu. Čia dabar lėtai parodžiau gana, o po to rodysiu taip smulkiai. Nu, dabar šitų. Jų nėra, net C, jie vienodė, net tai galima 2 iškart. Vėl X spaudžiu, užeinu į parduotuvę ir jos nusiperku. 2 iš karto, 2 ir paėmiau. Tada remontuosiu. Nu čia taip, čia bus truputėlį tokio dėliojimo pradžioj, tokio pirkinėjimo kai ko, bet ne viską reikės pirkti, kaip sakiau, aš daug ką esu susipirkęs. Vėl chain. Na vėl, kadangi čia specifinis automobilis, jau toks išskirtinis, tai dėl to ir reikės skirtinių dalių jam. Taip, time shoe, štai irgi 2, ne, yra, galima jos, galima iškart ir šitą irgi traukti. Ja, ir tada jos visus nusipirkti. Tų atrodo 2 yra mažų, o šito 1. Taip, uždedam juos. Nu, tai toj vat ir čia, jo, aš surinksiu. Taip, šitas time shoe, batas, ne, nežinau, švertas. Nežinau, šitas terminijas iki galo. Kažkiek žinau, aišku, čia. Visai nežinau. Nu, dabar tada tai crankshaft pulley, vandens pompa, čia ta vandens tai daugiau aušinimo skysčio turime omeny, aišku, turbūt. Nors aš nežinau, gal vandens pompa naudojama ir alyvai, ne, man atrodo. Nežinau, kaip ten tiksliai yra. Ja, iki galo, man irgi nesu variklio. Nors tiesą pasakius, kartais aš, čia irgi man teko neseniai, kaip sakyti, autoservisą, tai būtų taip, bet, sakykime, iš vidaus truputėlį autoservisą pabandyti. Tikrą servisą, tai taip, net kaip įdomu viskas atrodo, kaip čia veikia. Tikrai, įtraukia, tas kartais ir būtų, atrodo, gal įdomu padirbti, bet realiai pabandyti, ne. Bet nežinau, pažiūrėsim, gal ir visai įdomu būtų, bet turbūt aš jau kitus dalykus ir kitais užsiėmęs, turbūt blaškytis nereikia. Jo, užteks, kad šitą žaidimą pažaidžiu ir va jau savo mechaniką, super. Taip, olyvos filtras, toliau, čia į pabaigą matau eina, kol kalbėjau. Bet čia yra sankabos visas, perdavimo į pavarų dėžę, ne, ten tas po to per tą visą
nežinau, aš vadinau kardanu, bet ten ne kardanas turbūt, ja, ten yra perdavimas tiesiog iš variklio, tai nepavadinsi kardanu, nežinau kaip jis vadinasi. Retai turbūt būna automobilėje, būna, bet gana retai, kad, taip, štai vienodė, kad atskirai pavarų dėžė nuo šito, nuo variklio skirtingose pusėse, čia iš tų 4, man atrodo, reikės. Tai dėl to čia truputėlį skirtingai, jo, ir mažiau. Nu, SLS vis dėlto rimtas automobilis. Jeigu neklystu, šitie automobiliai SLS, jie buvo naudojami kaip safety carai Formuliai 1, jo. O, šitų 8 reikia, tai iškart 12 dviem galvom. Jo, jeigu neklystu, bent jau kažkurie SLS tikrai naudojami, gal ir dabar naudojami, nežinau. 16, sakai, jo, 16, nes 8. Vienam, jo. Tai va, tai toksai vat rimtesnis toks automobilis, išskirtinis, jau superkaras skaitosi SLS, man atrodo. Nes Mercedesai, ja, visokių yra ir paprastučių gana. Kažkaip, tarp kitko, nežinau, aš turbūt, nu tiesiai sakysiu, Toyota vairuoju, kuris man labai optimalus, nes visiškai negenda ir labai nebrangiai, sakykime, santykinai kainuoja. Nu jisai yra apynaujis, sakykime, dabar jau ne visai, bet kaip pirkau buvo. Bet šiaip tai aš kaip ir patenkintas to automobilio, aišku, kai sėdi kokį Lexus arba kokį rimtesnį automobilį, tai aišku, kartais pagalvoju, kad gal ir kad ateis laikas rimtesniem. Tiesa, aš irgi kaip pasidomiu kartais, kai supranti, kad kasko draudimą greičiausiai reiktų užsakyti ir kai supranti, kad jisai kainuoja kiek ten kokie 2000 rimtesniam automobiliai, tai taip, gal kol kas gerai, pabūsiu su savo. Ja. O šiaip tai aišku, man jo, Lexusai patinka, kas Lexusas, ta pati Toyota, nes tik tai, aišku, ten jau būna jie tokie smagesni truputėlį. Nors vėl, aš esu labai didelis fanas, jo gal čia keistai pasirodys, bet esu labai didelis fanas hibridinės pavaros Toyotas. Aš netgi manau, kad Toyotas neverta ne hibridinės pirkti. Nu, gal yra ten tie, kur, nežinau, Land Cruiseriai, kurie ten su dizeliniais varikliais, viskas tvarkoja, bet šiaip tai hibridinė pavara yra labai sklandi. Ir nežinau, ten tas SVT dėžę visi kritikuoja, kad ten variklis tik riekia, bet šiaip iš tikrųjų, kai pripranti, tai labai, čia truputėlį fanboyiškumas, nepasireiškia man. Tai, žiūrėk, kai pripranti prie šito viso sistemas Toyotas, tai sudėtinga nuo jos ir atprast, nes jinai labai lengvai rieda, tas pavara, nėra ten tų žingsnių, pavarų dėžės neperjungimo, tai tiesiog viskas būna labai taip, pripranti prie to, jo, ir nori, kad taip ir būtų po to. Tai šiaip tai turbūt Lexus irgi imčiau su hybridu, su e-CVT, nesumaišykit su paprasta CVT, tas paprastas CVT tai jis nelabai patikimas. Nu va, variklis šiaip surinktas, taip, galima pasižiūrėti, dabar tik neatsimenu kur, man atrodo tiesiog galima nuiminėti, aišku, galima pasukinėti, pažiūrėti ir čia. Tai va, o šiaip, ką norėjau, čia kad taip ilgai šnekėjau, tai šiaip, kad Mersai visai man patinka. Tiesa, dabar jų EQ serija nelabai paėjo, aš kaip suprantu, iš vis jie atšokinėja, bet man, pavyzdžiui, EQ serija elektromobilių visai fainai, taip. Iš pradžio netgi tai buvo, kad EQS, kai išėjau, koks tai primityviai atrodo, beje, labai panašiai kaip mano Toyota Corolla. Kažkaip taip netgi, aišku, kai gyvai lygini nėra taip, bet toksai atrodo, per paprastas dizainas jos. Bet šiaip tai, jo, įdomus automobiliai. Čia turbūt su elektromobiliais dabar truputėlį ne visi pasiteisino. Kaip nuimti variklį? Užsikalbėjau, dabar nežinau, kaip man atrodo, čia prieini ir kažkaip taip, prie stand ir tada darai take off. Jo, dedam tą variklį. Truputėlį apie Mersą, nepasakiau, kad šiaip tai Mersas man kažkaip pasiniu metu visai patinka. Nežinau, ar aš pats taip jau pirkčiau, bet kodėlgi netmetu. Nes yra automobiliai Mersų, kurie man patinka. Gal tik tai, sakau, elektromobilį, turbūt jau imčiau. Nu va, fuel filter nėra, bet jį po to uždėti galima, čia ne problema. Tai šiaip gerai, aišku, sužiūrėti gerai, kad visos būtų tikrai 100%, mano toks ir tikslas, aš jau uždėjau. Dabar jau variklį, šitą gal patraukiam, galime irgi žiūrėti būseną automobilio. Ne. Jau tikrai neblogai, ten tik tai trūksta, čia gale galima, fuel filter trūksta, šitą kūro filtras dedamas, aš nežinau kur dabar, nesvarbu, galima iš karto tada surinkinėti dar, kur tas kūro filtras, čia gal, ne, čia power steering, nu gerai, gal surinkinėjom toliau, ten tas alyvos visas, toliau, kas čia dar, nežinau dabar kaip čia surinkinėti, ar dabar važiuoklė, ar pasimečiau truputėlį. Gal iš viršaus tada pradžioj. Atsigersiu truputėlį. Gerai. Taip, skystis, aušinimo skysčio, ABS pompa.
VS modulis valdymo. Viskas, čia dabar jau nebeliko pas mane 100% dalių, ne? Tai aš dabar drąsiai dedu, visus yra 100%. Jeigu baigėsi, dasiperko, nesakykime. Da pasakiau, jo, čia yra va tas saugiklių ir realių dėžutė, tai va čia truputėlį. Jo, matot, viskas susipirkęs praktiškai, nu šituose dalykus yra standartiniai, šitam žaidime, aišku, kitose turbūt realybėje skirtusi ten tas realis, bet čia viskas yra, nu, saugikliai, daugiau mažiau visur saugikliai. Jo, šitą va dėžutę tai uždarysim, nu va, fuse boxas done, toliau šitą, dar reikia skysčių supilt, bet čia jau į pabaigą galima. Taip, kas čia dar, stabdžiai tas modulis, toliau, nu va, oro filtrai, tai čia oro filtro bazė, aha, jie du, juos reikia nusipirkti. Ja, tai vėl, planšetą einu, čia turbūt, čia užėjau, air filter base, duojimo. Nežinau, čia šiaip skirtingos pusės, pažiūrėsim ar suveiks. Jo, nu keistai, šiaip taip neturėtų būti, bet sakykime, taip, oro filtrai 2, o rimta, kai viskas po 2. Ne viskas, bet kaip išsiaiškinam, bet rimtesnis automobilis. Taip, po to reiks dar dangčio abiem, ne, jų irgi nesuremontavau. Šis, man atrodo, nepardaviau, taisiau liktai, bet nedavė turbūt pataisyti, sugedė buvo. Ir klipsai, jo, klipsai beje tokie, kur pamiršti po to. Aš po to parodysiu, kaip aš sužiūriu, ar tikrai ten viskas uždėta, nes kartais kokį klipsą pamiršti ir negaliu automobilio, kaip sakyt, priduoti, atiduoti, vairuoti. Ja. Tai aišku, ten parašo, kai žinai, kur pasižiūrėti. Yra ten tokia visas žaidimas, iš esmės čia toks truputėlį toks meniu daivinimas, nėra, nes ten reikia žinot, kur kas yra, tai kai ten sužinai viską, tai gana paprasta. Taip, žiūrim, kaip ten su, nes čia iš eilės gana, bottom suspension arm, nu tai viskas, jau yra važiuoklė, galima tada, gal dar sužiūrim, ko čia dar trūksta, galima va radiatorių prikabinti ir tada važiuoklę jau surinkinėti. Ja, čia visai neblogai, jo, radiatorius iš 3 dalių, 2 ventiliatoriai, čia beveik ir viskas, jo, galima turbūt surinkinėti važiuoklę turbūt geriau pasikėlus truputėlį, ja. Ir renkam viską iš eilės. Taip, čia tas visas, nežinau, suspension, kaip jis ten vadinasi, jisai turi 4 varžtukus, vienas, reikia jų nepamiršti irgi, nes jie tokie smulkmeniški, 2, tada čia 3, ja, kai jau įgūdęs, tai jau ten kartais toksai jau, šiaip būdavo kasdien, netgi pažaisdavau, taip, vairavimo ten tas visas mechanizmas iš ten, kiek ten jų dalių bus nemažai, stabilizatorius, kaip ten tos traukės, kaip ten jis vadinasi, ne? Taip turbūt, ja, čia tas visas rato, nežinau kaip jis vadinasi, va, vairavimo ten tas vairas, toliau suspension, visas kaba, šita viena ranka, žinau, rankom jų nevadina, arm čia matau. Jo, ir tada va tas shock absorberis, double, ne, tai jos reikia susidėti. Eini va čia, va, aš jau čia turiu užsipirkęs, ieškam double, yra galiniai čia, tai tada aš einu va čia, kol būna ne rear, man dabar priekinį, va, double absorberis ir 2 aš padarau. Jis čia tiesiog jį uždeda tą spiruoklę, ne. Ten rankomis nelabai uždės. Nu, turbūt galima labai norint, bet vieną ir man atrodo dar bus ir galiniai. Aš dabar galinį ar priekinius rinkinėjau, nebeatsimenu, nesvarbu. Priekinį, aišku. Tik ne iš tos pusės, aš dabar renku jo iš tos. Tai mačiau, kad surenkam tada šitą dalį, kol jau padangą reikės. Prie padangą eisim toliau. Taip, dabar čia šitas, toliau, taip, wheel hub, toliau guolis, toliau toks kap uždedamas, tada stabdžių diskas, stabdžių kaladėlės, stabdžių suportas vadinamas, ar kaip jis dar vadinasi. Ir jau ratas. Dar vis laiko šitą pamirštu. Sveibar, čia turbūt irgi stabilizatorius yra šitas. Ir tada viską kitoj pusėje. Nu, žodžiu, visos 4 pusės, aišku, jos šiek tiek galinė priekinė skiriasi. Ne šiek tiek turbūt. Priklausomai nuo automobilio, kai kur labai skiriasi, kai kur iš vis lingės būna tiesiog. Jo. Taip, tai surinksim. Taip, šitos va nepamiršt. Šitos tai lengviausia pamiršt, šitas va mažytės dalis. Bet jau kai gūdės ne pirmą kartą, tai gana greit. Ja, ir šiaip toksai po to speedrunas gaunasi, jau tu viską žinai. Nežaidžiu, tiesą pasakius, o dabar įsijungęs, net buvo truputėlį, nes aš nežaidžiau kokį mėnesį iš to žaidimo, turėjau kitų žaidimų, tai toks truputį primiršęs, kaip čia viską daryti, bet nieko, visai neblogai.
Žiūriu, sekasi. Gal net ir... Ja, čia kartais būna sportui žaidžiu ir per valandą spėsiu. Jo, ratų dar ne, dabar galinė, bet nežinau, ar dabar tai darysiu, nesvarbu. Užtruksim, tai užtruksim šiek tiek. Taip, drive shaft, čia va ta visa... Kaip čia shaft išversti, užkrito žodis. Taip, va čia vis laik starteris būna, pamirštamas irgi, jį reikia. Jo, ir tada pavarų dėžė, jo, ir tada prie pavarų dėžės. Aha, pavarų dėžės neturiu, nepavyko mane suremontuoti, teks pirkti. Jinai bus specifinė, jo, va, Gearbox, G8 2300 kažko, tai ten brangokai, jo. Na, pavarų dėžė būna brangokai. Na ir va, ir dabar kas čia dar išmetimą galime. Tas visos, čia galime turbūt supirkti, nei šito aš neturiu, jo. Šitą perku, šituos du, viską iškart susipirksiu. Ir dar Real Muffler, jie turbūt du bus, ne? Jo. Ai, čia bendra dalis, nereikia. Gerai, tvarkoj, tai dabar einu čia ir vėlgi susipirkinėjau, tai Exhaust Pipe ten ta, kur iš variklio eina. Ir tada Real Muffler, jie du likti buvo, jo. Tai va, galim iškart sumontuoti išmetimą visą. Tai. Nu, neblogai. Dabar galima fuel tank, čia yra standartinis bent jau, aišku, turbūt realybė taip nebūtų. Taip, pompa, o, kas čia, neuždėjau dar, jie du teisingai, ne, kažkodėl nebuvau uždėjęs, galvau, kad uždėjau. Nu va, ir dabar galinius, ne, visa važiuoklė, suspension, taip, nu, housing. Taip, čia vėl bottom arm, čia, sakau, būna skirtingai, sužiūrėsim kaip čia. Net ir neatsimenu, tas pasakė. Ai, va, double Wishbone shock absorber rear, ne galinį. Tai reikia juos sujungti, nu, čia kaip tik, kas ten, spring ir dar cap viršuje. Iš trijų dalių, ne pats tas absorberis, rear spring ir rear shock absorber cap. Čia labai greitai nuspaudžiu, tai net nematėte, ne? Tai va, ir tada, jo, tada dedam. Ai, ne iš tos pusės, nu gerai, iš tos dabar dėsiu. Vis tiek abu parašiau, tai ten po to grįšiu. Na, visai neblogai sekasi, jau į tokią, jau dar ne į galą, bet jau turbūt antroji, ne, daugiau negu antroji daly, nes variklis jau surinktas, įdėtas. Jo, su ratais truputėlį būna reikalų, ko nedesakau čia. Ja, nu va, panašiai, jo, aišku, prieki kitaip, truputėlį ten dar vairavimo mechanizmas visas, čia ratai nevairuojami galiniai. Taip. Nu va, ir viską uždedam čia vėl. O, brake padsai pasibaigė, čia įdomu, retokai. Brake padsų tai jau nusiperku, kai jau perku, tai perku tokių dalykų, čia maksimum 50, tai aš 50 ir perku, matos, skaičiukas keičiasi. Nes brake pads, tai čia jau kiekvienam automobiliai po 4 reikia, tai jie greit susieina. Diskai irgi, diskai čia yra tik tai dviejų tipų, jo, man atrodo, ventiliuojami, neventiliuojami. Gal dar būna kažkokie, man atrodo, gal jau po to tie tuninginiai, man atrodo, dar būna, jo, kažkokie ten. Juodi tokie. Bet šiaip... Na, supaprastinti, aišku, nes jeigu kiekvienam automobiliui visiškai savo dalis bus per daug, gal jau čia. Šiek tiek supaprastinti kai kurie dalykai, kas, aišku, tas nerealumo tas šiek tiek priduoda, bet vėlgi mesgi linksminamės, o ne vaidina mechanikus, taip sakykime. Ne tik mechanikus, čia ir elektrinė dalis yra. Ja, pakankamai rimta. Taip. Nu, va. Čia beveik ir surinkau, kai iki ratų prieini, tai praktiškai ir galima tos ratus ir dėti. Tada pasižiūrėsiu, ar čia kažko nepamiršau. Beveik viską jo sudėjau. Galima pasižiūrėti čia, sąraše, ko čia dar trūksta. Rim, fuel filter. Jo, kažkur tas fuel filter yra, turbūt prie variklio bus kažkur filtro, aš neįdėjau to, kuris gali būti. Geras, nežinau, dabar reikės ieškoti. Jo, o čia tas geras. Nu, aišku, dabar gal nebūtina dabar. Gal jis čia yra fuel filter? Ne, nebus, nes čia yra fuel tank. Viršų gal kažkur tai. Nu, geras, nežinau dabar. Ne. Jaučiu kažkur čia šonė, koks būna toks kažkur, tai va pametys ten būna prie... Nes aš su alyvos filtru turbūt dabar maišau, jo. Na gerai, tiek to, čia jau smulkmenos tokios gal rasim po to, gal prisiminsiu. Na, aišku, čia toks optimistiškai. Galima nuleisti dar variklį, ne variklį automobilį ir pasižiūrėti. Nesinori užsižaisti dėl vieno. Bet jo, variklis rimtas, galima kažką ir pamiršti. Liktai nematau nieko. Čia yra jo,
Ai, va fuel filter. Kame problema? Ai, tai jis uždėtas ar kaip čia? Ne, neuždėtas 100% turėtų. Gal jis nebuvo nuimtas? Nežinau dabar. Reikia turbūt pakelti, ne kad jį nuimti, nežinau, keistai čia. Jis nors viršuje, bet, pabandom. Šiaip bent jau radau, tai jau gerai. Kur jis yra? Ja, čia kartais būna, ir taip būdavo anksčiau, aš atsimenu vieną from engine bay. Vis dėlto reikia nuleidus, bet reikia tipo iš variklio, ne iš šono, iš čia prieiti. Kartais būna tokios nesąmonės, ja, tipo va čia yra engine bay ir va iš čia aš turėčiau jį ir pasiekti. Taip turbūt. Va, fuel filter. O kas čia negerai? Jo, 51%, aš jau buvau nenuėmęs. Geras, palikau, reiškia. Vienintelė dalis, va, kurią. Jo, dabar jau viskas gerai. Netgi neaišku buvo, va, viskas tvarkoja. Viskas, dabar jau ratai, jo, saugosiu, ratai ir šitas. Sudėtinga gana dalis, nes reikia parinkti tikslius ratus ir tikslius šituos. Juom, atrodo, dar pas mane yra ratai patys, ne, jeigu neklystu. Kur yra ratai? Va čia, va. Mercedesas savo. Jo, man ratų netgi nereiks keisti. Jo, tai neblogai. Čia dar turbūt likę iš senų. Gerą. Jo, nes aš kartais neparduodu. Lieka iš senų. Tai gerai, ratai yra patys, bet padangų nėra. Padangas galime pažiūrėti va čia, va, nuėjus. Yra dydžiai. Va, 265, 35 ir 19. Kokios padangos? Tai rodo, man atrodo, čia. Va, Sport Tire tiesiog. Tai ir čia dydžiai 265, 35, 19. 265, 35, 19. 265, 35, 19. 265, 35, 19. 265, 35, 19. Lyg tai taip. Jo, matėte, taip atskirą parduotuvę užėjau. Ir tada kiti ratai, jau skirtingi. 295, 30, 19. 30. 5, 30, 19, 30, 19, lyg tai taip. Nu va, tai superku tas padangas, ir tada montuojam. Montavimas vyksta čia. Install ant rimso dedame padangą. Dabar 2652 ir 2952. Jo, šiaip viskas pagal planą. Jo, reikia subalansuoti ratus. Aišku, va čia šalia. Čia uždėjimas, subalansavimas. Šiaip visai neblogai čia sekasi. Jo. Dar tada. Galim iškart balansuoti. Nors čia kaip kada, čia nežinau ar optimalu. Balansavimas irgi minigeimas, jo. Jo, subalansuoti svarbu. Dar tada 2. Čia vėl balansavimas. Čia balansavimas, kai dedi tos svarelius, ne, ant rato, kad jisai nesikratytų važiuojant. Jo. Taip, toliau taip ir tada dar install. Paskutinį ratą subalansuojam ir galima jos uždedinėti. Tik dabar platesni turbūt galiai. Šiaip taip būna, aišku. Čia tai būtų nelabai reikia gudrumo turi šitoje vietoje. Nes ten taip kaip vis tik kartais painiame. Gerai, tai čia yra galas ir reikia juos uždėti didesnius. 295. Jo, 295 dedam čia. Naujųčiai ratai originalus. Fainai, kad čia taip. Po to toksai, tas ir yra pasitenkinimas po to, kad tu dedi tokius, kad kaip gerai. Kad čia viskas taip. Taip, toliau. Čia taip. Taip, kas ten kėbulo dalis lieka, jau visai nebedaug lieka visus skysčius supilti. Skysčius galima dabar gal supilti, jo, jų nemažai čia bus. Jo, gal teisingai, gal skysčius tada. Matau, kad į valandą turbūt netilpsiu, bet bandom. Skysčiai gana paprastai, va čia paspaudi ir tiesiog pili. Pili tol, kol pilasi ir po to jis taip truputį palenkia tą. Taip, čia yra aušinimo skystis. Kai palenkia, tada stabdai. Neperpiliu. Op, taip. Toliau, ne, čia oro filtras. Taip, tada langų apiplovimo skystis. Daug tų skysčių, reikia nieko nepamiršti. Langų skystis. Gerai. Toliau vairo stiprintuvo skystis. Viską supilti, šviežia. Dar dažymas bus teisingai. Kėbulo darbai po to, pagal mano, čia vėl galima skirtingai daryti. Brake servo išėmiau. Ne to nenorėjau. Aš norėjau į jį pilti skysčių. Reikia labiau prisizūminti. Tada paėmė. Nuėmimą darai ir tiesiog ant dangtelio. Ir dar aišku alyva, pats svarbiausias dalykas. Be alyvos net neleis automobilio užvesti. Čia gana paprastas. Taip, alyva kartais vienur, kartais kitur. Čia dabar alyva yra... Va čia va bus, jo. Irgi
Pilam, nu va. Tai visi skysčiai kaip ir yra. Dabar kas kėbulo dalis, dažykla ir viskas. Kėbulo dalis darau, nors jas ir suremontuoju, aš darau gana paprastai. Nu, tiesiog kėbulo dalių parduotuvę ir nuperku visas dalis. Ten gal galima, SLS, va, iš karto rodo. Aš gal tiesiog visas imu negalvodamas. Kodėl taip darau? Todėl, kad ten gal ir esu nupirkęs, bet žaidimo žiūrėt dabar yra, nėra. Aš tiesiog, kadangi jau čia pinigų yra, kaip sakant, jau mano tam servise nemažai pridirbta, net nežinau kiek. Uždengiama dar milijonas, aš nematau, nesvarbu. Žodžiu. Ir dedam kėbulo dalis visas, jo. Naujas, aišku, visas. Jos, spalvos netitiks, viskas gerai. Eisim dažyti. Dažysiu turbūt originalią spalvą. Arba tą, kuri buvo. Ten galima pasirinkti, jo. Žibintai. Ai, dar šitie numeriai būna, jo. Na, neblogai. Langas, toliau galinis langas, galinė bagažinė. Galinis buferis, galiniai žibintai, durys, vienas, atsiprašau, šitie vedrodėlių nepamiršti. Nu va, jau viską beveik ir sudėjau. Jau čia kaip specialiai, netrodo, kad reikėtų dažyti, matosi akivaizdžiai. Na ir gerai, dar padarysim. Galim vėl sužiūrėti, kažko nepraleidau. Nu va, beliko teisingai dar salonas, tai salono vidus. Ir kas ten dar? Ir numeriai. Taip, numerius galime iškart nupirkti. Numeriais, tai čia netiek svarbu, tiesiog paimi užeini į numerių šitą. Galima lietuvišką pasirinkti. Lithuania, jo. Ir, nežinau, čia yra SLS, tai čia tik tai, kad gaila per klaviatūrą negali rašyti. Aš gal ir parašysiu SLS, tai būna toks numeris. SL. Jo, labai kvaila, negali su klaviatūrą parašyti kiekvieną kartą. Nu, čia turi jaustis, kartais jo darai dalykus dėl darimo, nu, bet čia vis tiek nekitiko. Gerai, SLS ir viskas, du tik tai. Ja. Galia ir priekiai. Tiesa, nepažiūrėjau, jo, kai kuriuose automobiliuose nebūna priekinio, kas įdomu, nežinau, Amerika gal leidžiama be priekinio važiuoti keista, bet kartais mačiau, kad nebūna. Gerai, tai dabar dar kėbulo, tai kėbulo gal, ne kėbulo, o salono dalis, tai gal tada paimu, išvešiu prie garažo įvažiavimo ir šitas salono dalis. Jo, salono dalis gana paprasta. Taip, salono, bet einu tai ne taip, o taip turėtų būti. Čia tiesiog darai plius ir va pasižiūriu, front left seat ir yra steering wheel. Bet aišku, jie turėtų būti, dabar neatsimenu, ar yra tam tikram automobiliui. Galima žiūrėti, yra interior setup ir galima parašyti SLS ir žiūrėti, ar yra jam. Jo, yra. Ir seats 2, o po 1200 ir vairas. Tiesiog tada darau čia, taip, ir jos įdedu. Nu, tai būna dar galinės sėdynės. Čia gana paprasta, jo. Taip, dabar ką, dažykla, tada test drive'as ir viskas. Taip, dažykla čia, paint shop'as. Tai su paint shop'u paprasta, aš tik tai kartais ten rinktis tos, būna, gali pasirinkti tos, jo, yra current, yra factory. Factory balta, nebent aš būna pakeičiu kokį nors į kokį perlą, perlas man visai patinka, jo, ir paint. 1000 kainavo, nu va, baltas bus, perlo balta spalva, nu va, puikiai atrodo. Na ir dabar porą dalykų, tai pirmas į test path, jo, čia kur reikia ištestuoti viską, ten dar žibintus, jo, einam, test path, tai čia pirmas dalykas, man atrodo, stabdžiai tikrinami, važiuoklė, jo, hold brake, stabdžius tikrinu, tada kitus stabdžius, tada važiuoklę pakratom. Priekinė. Galinė. Suplanuosim, atsiprašau. Nieko. Net nežinau, čia toksai. Nu va. Ir, jo, būdavo pamiršdavau žibintus sureguliuoti, kad į viršų nežiūrėtų ir neakintų nieko. Trakus važiuojant ar kur. Prisiminimai, matyt, kur kažkada važiavau į Trakus. Buvo, man atrodo, kažkuria mašina sureguliuoti žibintai, visi man mirksėjo. Bet greit susitvarkiau. Nu viskas, man atrodo, kad tvarkoja. Aš dabar galiu pasižiūrėti, car lifto kažkodėl. Galima, jo, įsikelti čia vat ir tada žiūrėti gal, jo, ar kaip čia viskas atrodo, jo, ar viskas suremontuota. Šiaip turbūt viskas, jo. Ir galima važiuoti į test tracką, bet į tą specialų test tracką, ne lenktynių, ne? Tiesiog einam čia ir yra test track, jo.
Jo, pasirinkam automobilį. Wheels not aligned. Aligned. Wheels not aligned. Suvedimas, teisingai. Aha, vat, sakau, kažką būna pamirštam. Reikia dar text path ir ten yra ne text, ir ten yra ratų suvedimas, aš kažkaip praleidau. Va čia užeini ir suvedi ratus. Va, čia gerai priekinis tas, o kiti va gali būti ir negerai. Na, čia. Nu, suvedimas, teisingai, gerai, kad sužiūrėjom. Tada vėl prie čia dedu. Ir turbūt galim važiuoti. Tada einu į minutėlę. Į čia, į test track ir pasirenkam ir drive. Na va. Viskas, pravažiuoju ir baigta. Netgi beveik spėjau. Na, aš man jau rodo virš valandos pas mane, bet gal jums dar nukirpsiu kažkiek, o gal ir nekirpsiu. Tai bus vos virš valandos. Na, čia tokia test trackas, pažiūrėti, kaip važinėjasi. Toliau, kaip stabdosi mašina ir viskas. Sakau, yra šiaip race trackas. Tai biškai smagiau, ten galima rekordus bandyti statyti. Mašina vis tiek galinga. Taip, čia važiuoklę truputėlį pakratom. Ir paskutinį stabdymą. Čia kaip sustabdė. Opa. Viskas. Tai va. Galima parduoti. Aš tokią turiu jau. Tai galima parduoti, pažiūrėti, kiek parduosim, ten pamatysim, koks yra pelnas. Jo. Nu va. Taip, čia viską matau, viskas puiku su ją. Galima išeiti. Ir pažiūrim. Va čia car status. Ir va čia galima pasižiūrėti. Už kiek suremontavau. Nusipirkau 78, pasirodo, ne, condition bonus. Dabar yra 253, profitas yra 174 tūkstančius uždirbu, visai neblogai. Sell car. Tikrai norit? Taip, už 253. Nu va, viskas, ne? Taip ir uždirbinėjom. Tai viskas, ačiū už dėmesį visiems, malonu buvo ir iki kitų kartų. Viso gero.